Labas, sveikinuosi su jumis antroji vlogmas daly. Šiandien yra pirmadienis ir po kelių valandų keliausim su Gabija pas daktarę. Jei jau truputį daugiau negu 2 savaitės, tai jinai nori patikrinti, kaip auga svoris, ar viskas gerai. Ir tada jau turbūt susitiksim tik po mėnesio. Šiaip turim namuose svarstyklės, kadangi su Jogaila turėjom problemų su svorio augimu. Sekėm tarpuose tarp vizitų. Tai ir dabar Gabiją pasisvėriau, tai pasižiūrėjau, lyg ir viskas gerai, geras tas svoris, ataugo jau gimimo svoris, tai manau, kad paleis mus ir susitiksim jau tik kai mėnesis bus. Ir po vizito pas daktarą labai noriu užsukti į Humaną, nes mums čia visiškai šalia ir daktarė, ir Humana, ir namai. Tai labai tikiuosi, gal pavyks kažką šiandien rasti. Viskas, man atrodo, bus po 3 eurus. Tai jeigu rasiu, būtinai pasidalinsiu su jumis. Padėsime viską iškraustyti. Taip? Barbora dabar šitam periode gyvenimo yra tikrai pats didžiausias išsigelbėjimas mums. Mes šiaip labai mėgstam apsipirkinėti 1 kartą per savaitę, susiplanuoti maistus, susipirkti viską ir daugiau nebevažinėti į parduotuvę. Nu, dabar su 2 pabiručiais tai tikrai yra sudėtinga nuvažiuoti. Tai viską užsisakom per Barborą 1 kartą per savaitę. Avokadas, taip? Ir labai gerai, nereikia į parduotuvę, nereikia nieko lakstyti ir galvoti, ką gaminti valgyti. Pasidalinau Instagrame, kad gaminu kaspinėlius, kurie iškeliaus ir per Etsy užsisakė, tai vat, dar kelios merginos užsisakė. Tokie kaspinėliai yra tokio modelio ir tokio. Tai kelios merginos užsisakė per Instagramą, tai dabar naktinė pamaina ruošiu. Visi beveik užsakymai juodi kaspinėliai, bet šiaip faina, nes universalu ir galima pritaikyti. Tai va. Tai bus tokie, o čia šitie sukarpyti jau bus tokio modelio.
Nu va, baigiau su kaspinėliais, palieku juos džiūti dar per naktį ir čia turiu kelis pakabukų užsakymus, kuriuos reikia supakuoti ir rytoj reikės išsiųsti. Čia visiškai tuščias be graviravimo ir čia veidrodėliai su graviravimu vidai myliu tave. Tai va, išvalysiu viską po graviravimo, susipakuosiu ir keliausiu ilsėtis. Labas. Jogaila miega, Gabija, irgi, galima taip sakyti, nelabai. Galvojau pamegsiu ramiai, nes nusprendžiau vienam labai brangiam žmogui numegsti šaliką dovanų kalėdom, tai tikiuosi, kad pavyks. Jau esu mezgus, čia yra Sophie Scarf modelis, Petit Knit dizainerė, galėsiu pridėti nuorodą, jeigu jums įdomu. Sau esu nusimezgus tokį vieną ir turėjau siūlų drops, man atrodo, pasižiūrėsiu, parašysiu aprašyme. Tai va, tai reikės 2 tokių matkelių, kaip tik namuose turėjau ir labai graži spalva. Tikrai galima bus pritaikyti. Tai va, su mezgimu mano draugystė labai tokia įdomi. Aš senai norėjau išmokti megzti, nes man šiaip labai patinka ta idėja, kad gali savo nusimegzti kokybišką daiktą arba dovanų kažkam, bet man niekaip nepavykdavo vis išmokti, todėl kad aš esu kairiarankė ir kas mane mokindavo ir mokykloje, ir mama visada nepavykdavo, nes sako, man keista žiūrėti, tu viską darai atvirkščiai ir labai sunku paaiškinti. Ir aš vis bandydavau, man nesigaudavo, kol praeitais metais pagaliau prasilaužiau, nes savo pasidaviau už pažadą. Arba aš išmokstu megzti, arba daugiau niekada nebandau ir tiesiog palieku šitą hobį, kad tai yra ne man skirta. Ir šį kartą nusprendžiau mokytis, lyg būčiau dešiniarankė. Tai iš pradžių labai neklausė rankos, buvo labai sunku, bet greitai persilaužiau ir pavyko. Ir visi YouTube video labai padėjo, nes ten tikrai labai daug yra informacijos, kaip išmokti megzti. Tai va, tai taip išmokau. Praeitais metais nusimezgiau pirmą savo megztinį. Mezgiau ilgai, apie 9 mėnesius, su 8 mėnesių pertrauka, nes mezgiau apie mėnesį laiko ištisai, tada perdegiau ir pasiėmiau tik po kokių 8 mėnesių užbaigti. Tada su Jogailai numezgus megztinį, kurį rodžiau praeitam vlogė, ir va tokį Sophie Scarf. Ir čia yra mano 4. mezgimo projektas. Vėl tas pats šalikėlis. Tai va, tai Gabija liktai jau užmigo pagaliau, tai sėsiu ir pabandysiu pasistumėti su šitu mezginiu. O kai Jogaila atsikels, pavalgysim ir važiuosim šiandien į Krikštėnų dvarą. Mačiau, kad yra labai faina kalėdinė, kaip čia pasakyti, visa aplinka sutvarkyta kalėdiškai, apšvietimai, žibintai, kalėdų senelio namelis, visokios pramogos, tai važiuosim su Jogaila ir Gabija. Aišku, dar tikrai jaunas Jogaila ir tikrai ne viską supras, bet patys dėl savęs gal kažkiek norim išvažiuoti, nes jau šitom dienom jaučiamės užsisėdėję namuose, norisi kažkur nosį iškišti, o su vaikais dar nesinori labai važiuoti, ypač su Gabija, į jokius prekybos centrus ar kontaktuoti su kažkiais kitais žmonėm per daugiausiai, tai kad norim dar pasaugoti šiek tiek nuo ligų, tai va, tai važiuosim papramogauti vakare. Kas čia, Jogaila? Meška?
Kas toliau ten, prie tėčio? Kas čia? Vilkas čia, tai? Labai gražus parkas. Viskas, ko trūksta, tai tik žmonių. Atvažiavome mes darbo dieną, iš karto tik prieš atsidarant. Tiksliau atsidarius šiek tiek vėliau, tai važiuokit. Tai vieninteliai mes vaikštom po visą parką, labai didelis, daug visko, visokių šviesų, visokių pramogų. Jo Gaila lengvai pasimetęs, nori vežime sėdėti, nelabai nori pats vaikščiot. Tai tiesiog vaikštom su vežimėliais. Va, čia jau pasiprašė, kad būtų atidaryta. Vau, tai? Vau, saldainis koks. Sausainis. Kas čia jo Gaila? Spurga? Spurga čia buvo, taip? Spurga, didelė? Ir čia. Karjūs. Taip, mes čia piešim, taip. Koinės spalvinam. Ne, nespalvinsim koinę. Dėdė? O, kokie meškinai. Wow. Čia žaidžiam, taip. Čia mes žaidžiam, gerai? Babau. Apie valandžiukę pabuvom čia, pažaidėm. Ir čia yra žaidimų kampelis, ir ten galima piešti, ir kalėdų senelio kambarys. Labai faina vieta, tikrai rekomenduojam apsilankyti. Jau susirašėm, Gabiją surašiau, einam Jogailą aprengti ir važiuosim namo, nes jau laikas
nakties miegui. Atkeliauja va, apsirengti. Visai neblogai pasistumėjau priekį, jau va tiek nuvedžiau. Pasiėmiau čia savo prieš tai mėgstą šaliką. Jisai atrodo toks kaip skarelė. Tai dabar šį kartą noriu numegzti truputį plonesnę va šitą dalį, nes man nepatinka, kad taip riečiasi. Truputį per platus jisai. Tai pasidėjau savo pasimatuoti. Tai jau va priejau plačiausią dalį. Ir dabar irgi tik tai liko megzti. Tai labai džiaugiuosi progresu ir tikrai manau, kad suspėsiu iki kalėdų pabaigti. O šiaip mėgaujuosi labai, nes pirmą kartą po truputį 2 savaičių saulė laukia. Tai labai labai gerai jauku namuose. Gabija miega, Jogaila miega, tai aš ramybės akimirkom mėgaujuosi. Ir vakar dalinausi Instagram'e savo, kad buvo turbūt viena sunkiausių dienų per 3 savaitės. Vakar suėjo Gabijai 3 savaitės, tai su pametinukais, nes labai priklauso iš tikrųjų dienos nuo Jogailos nuotaikos. Ir jisai vakar atsikėlė tokios nuotaikos, kad bandė visas mūsų galimybių ribas, kaip mes sakom. Darė viską, ko negalima daryti, nes paprastai žodį ne ar negalima jisai reaguoja ir galima tikrai susitarti su juo, kad tam tikrų dalykų nedaryti, nelysti prie rozečių, pavyzdžiui, nekapstyti žemę, augaluose ir panašiai, tai paprastai jam tai nerūpi ir jis to nedaro, bet vat būna tokių dienų, kada jis atsikelia ir bando mūsų ribas. Tai tikrai daug kartų reikia ir pakvėpuoti, ir iki 10 suskaičiuoti ir mokyti savitvardos, bet man atrodo, kad vaikai yra patys geriausi kantrybės treneriai ir žmonės, kurie turi vaikų ir vėliau išeina į darbo rinką, man atrodo, turi žymiai daugiau kantrybės negu tie, kurie neturi vaikų, nes atrodo, šiaip kantrus esu žmogus, bet su kiekvienu mėnesiu ir metais Jogailas dabar jau iš metų, tai tikrai jaučiu, kad mano kantrybė žymiai geresnė pasidarė ir daugiau dar jos turiu negu kitų. Labai nefaina pranešti, bet turiu užbaigti vlogą čia, nes esu priversta kelias dienas praleisti ramybės režime ar lovos režime, net jeigu bus tokios sąlygos. Atsinaujino labai man nugaros skausmai. Tokios pačius turėjau, kai tik pagimdžiau Gabiją. Labai greitai pasijaučiau labai sveika, labai energinga, pakilnojau Jogailą ir panašiai ir labai pradėjo skaudėti nugarą. Ir dabar irgi prisikilnojau šitom dienom šiek tiek daiktų. Jogailos ir vėl labai skauda, tai gyvenu ant vaistų. Reikia ramiai pagulėti, išgulėti ir kad atsigaučiau. Labai nefaina prieš jūs, nes žinau, kad žadėjau, kad padarysiu buto turą šitam vlogė, bet, toks jau gyvenimas, ypatingai su 2 pametinukais, niekada nesuplanuosim. Tai tikrai šito pažado laikysiuos. Nežinau, ar kitam vlogė, bet tikrai padarysim tą buto turą. O dabar atsisveikinu, einu ilsėtis, gulėti, tikiuosi pasveikti ir pasimatysim kitam vlogė. O tuo metu dar kai gulėsiu, tai būtinai ieškosiu kineziterapeutės ar kažko, kas man padėtų ir su ko galėčiau pradėti sportuoti ir atsigauti. Nes po pirmo nėštumo buvo visai gerai, viskas tvarkoje, bet kadangi tarp nėštumų buvo gan nedidelis tarpas,
Matytas padarė įtaką ir visai nusilpo pilvo raumenis, nugaros raumenis ir tik kažkokia fizinė veikla truputį daugiau užsiemu ir iš karto man labai skauda nugarą. Tai va, tai viskas. Keliauju ilsėtis, atsisveikinu su jumis. Labai tikiuosi, kad vis tiek patiko šitas vlogas. Tai palaikinkit, pakomentuokit, kas patiko, kas įdomu. Ir susimatysim kitoje vlogmas dalyje kitą savaitę. Iki.